Grožis ateina iš rytų. Ir tai yra ne reklamos antraštė. Dar kartą šiandien įsitikinau. Prieš 20 metų japonės jau makiažą darydavo su kušonu. Šiandieną, po 20 metų, visa Europa iš proto kraustosi dėl kušonų. Taigi, aš seniau galvodavau, kad japonės neturi tinkamų makiažo priemonių, nes mes turėdavom makiažo pagrindą, konsilerį, skystą pudrą, veido formavimą, sausą pudrą ir sausą pudrą veido formavimą. Turėdavom 5 priemonės, mokėdavom už jas ne mažiau 500 €, o japonės turėdavo vieną kušoną Glow. Ir aš niekaip nesuprasdavau, kur jų makiažo visas arsenalas. Kušonas Glow te kainuoja 50 keli eurai, bet tai neprasta ir nepaprasta priemonė. Jame yra pati geriausia sudėtis dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai gamintojas, kuris pagamino NMN pakių padelius ir mes jau beveik visos juos išbandėme. Taigi, sudėtyje yra laktobakterijos, jogurtas, makadamijos aliejus, hialuronas, peptidai, kuris tikrai puoselėja odą. Ir pamirškite, kad po pudros jūs gali išberti. Nuo šitos pudros tikrai ne. Čia yra pačios aukščiausios kokybės konsileriai, kuri užlygina menkiausias jūsų raukšleles, užlieja ir jūs būsite no age. Nereikia konsilerio. Nepaprastai plonai padengia, ne kaip pudra kaukė, o kaip vualis. Ir labai smagus bonusas SPF 50. Yra 2 spalvos. Light beige, tai yra luxury spalva, luxury makiažas. Pink beige, tai forever young, ką tik pasportavusios odos makiažas. Mano viena pusė light beige, kita pink beige. Geriausia turėti abi.